Materija nėra tai, ką matote. Ji nėra kieta, nėra pastovi, nėra net tikra įprastinė šio žodžio prasme. Kiekvienas atomas jūsų kūne yra beveik visiškai tuščias, jei branduolys būtų futbolo kamuolys, artimiausias elektronas skrietų už kelių kilometrų. Tačiau egzistuoja vieta visatoje, kur ši tuštuma išnyksta. Kur materija suspaudžiama taip intensyviai, kad erdvė pati save suėda. Kur arbatinis šaukštelis sveria daugiau nei visos žvaigždės, kurias matote naktiniame danguje, sudėjus kartu. Tai vadinama Plancko tankiu, 10 pakelta 96 laipsnių kilogramų kubinėme metre. Šiame taške atomai nebeegzistuoja. Kvarkai nebeegzistuoja. Net pati erdvė tampa savoka be prasmės. Kas nutinka, kai materija pasiekia šią ribą? Ar ji tiesiog išnyksta? Ar virsta kažkuo visiškai kitu? Ir kodėl ši riba egzistuoja visų pirma, kas nusprendė, kad čia baigėsi fizikos dėsniai ir prasideda kažkas visiškai nežinoma? Šis klausimas nėra tik teorinis. Juodųjų skylių centruose, kur gravitacija nugali visas kitas jėgas, ši riba peržengta. Didžiojo sprogimo pirmąją akimirką, kai visa mūsų visata tilpo mažesnėje erdvėje nei atomo branduolys, ši riba buvo realybė. Ir galbūt, tik galbūt, kažkur giliai kvantinėme lygmenyje, kiekviename kubinėme centimetre erdvės, ši riba vis dar veikia, formuodama tikrovės audinį būdais, kurių dar nesuprantame. Kiekvieną kartą, kai paimėte į rankas akmenį, jūs laikote paslaptį. Tas akmuo atrodo kietas, pastovus, nekintamas. Bet jei galėtumėte pamatyti jį tokį, koks jis iš tikrųjų yra, ne per akis, o per fizikos dėsnių prizmę, pamatytumėte šokį. Atomai vibruoja. Elektronai šokinėja tarp energijos lygių. Branduoliai pulsuoja nuo stipriosios branduolinės jėgos, kuri juos laiko kartu. Ir visa tai vyksta tuštumoje, erdvėje, kuri yra beveik visiškai tuščia. Bet kas nutiktų, jei tą tuštumą pašalintumėte? Jei suspaudžiate atomus vis arčiau ir arčiau, kol elektronai pradeda liestis, kol branduoliai susiduria, kol pati erdvė tarp dalelių išnyksta? Tai nėra hipotetinis klausimas. Tai vyksta dabar, šią akimirką, neutroninėse žvaigždėse, žvaigždžių lavonuose, kur gravitacija suspaudė materiją taip stipriai, kad protonai ir elektronai susiliejo į neutronus. Arbatinis šaukštelis tokios medžiagos sveria apie 1 milijardą tonų. Bet net tai nėra riba. Eikite toliau. Suspaudžiate dar labiau. Neutronai pradeda byrėti į kvarkas, fundamentalias dalelės, iš kurių jie sudaryti. Erdvė tarp kvarkų mažėja. Tankis auga. Ir štai čia, ties riba, kurią fizikas Matsas Planckas apskaičiavo prieš daugiau nei 100 metų, kažkas keisto nutinka. Pati erdvė pradeda elgtis ne kaip talpykla daiktams, o kaip dalyvis procese. Ji virpa. Ji iškrypsta. Ji galbūt net plyšta į mažyčius gabalėlius, kvantinę putą, kur atstumo ir laiko savokos nebeturi prasmės. Plancko tankis, 10 pakelta 96 laipsnių kilogramų kubinėme metre, nėra tik skaičius. Tai riba, už kurios mūsų fizikos dėsniai nutyla. Tai taškas, kur Einšteino bendroji reliatyvumo teorija, kuri puikiai aprašo gravitaciją, ir kvantinė mechanika, kuri puikiai aprašo subatominės dalelės, susiduria ir abi sako, mes nežinome. Tai vieta, kur visata slepia savo didžiausią paslaptį. 18 amžiaus pabaigoje filosofas Immanuelis Kantas rašė apie daiktą savaime tikrovę, kuri egzistuoja už mūsų suvokimo ribų. Jis teigia, kad niekada negalėsime pažinti tikrovės tokios, kokia ji yra iš tikrųjų, tik tokia, kokią mūsų pojūčiai ir protas ją interpretuoja. 200 metų vėliau fizikai atrado, kad Kantas buvo teisus būdais, kurių jis niekada neįsivaizdavo. Kvantinė mechanika parodė, kad pats stebėjimo aktas keičia tai, ką stebime. O juodosios skylės parodė, kad egzistuoja vietos visatoje, kur informacija, pati tikrovės esmė, gali būti amžinai paslėpta už įvykių horizonto. Bet Plancko tankis yra dar gilesnė riba. Tai ne tik stebėjimo problema. Tai fundamentali tikrovės struktūros riba. Įsivaizduokite, kad bandote išmatuoti vis mažesnius atstumus. Jūs naudojate liniuotę, paskui mikroskopą, paskui elektroninį mikroskopą, paskui dalelių greitintuvą. Kiekvienas įrankis leidžia matyti smulkesnės detalės.
Bet kai pasiekėte Plancko ilgį, apie 10 pakeltą -35 laipsnių metro, keista nutinka. Norint išmatuoti mažesnį atstumą, reikia didesnės energijos. Bet ta energija pati sukuria tokį stiprų gravitacinį lauką, kad erdvė iškrypsta. Jūs nebegalite išmatuoti atstumo, nes pats matavimo aktas sunaikina tai, ką bandote išmatuoti. Tai kaip bandyti pamatuoti vandens paviršių, mušant jį plaktuku. Kuo stipriau mušate, tuo didesnės bangas kuriate, tuo sunkiau pamatyti, koks buvo pradinis paviršius. Tik čia ne vanduo, tai pati erdvė. Ir ne bangos, tai kvantinės fluktuacijos, kur virtualios dalelės atsiranda ir išnyksta, kur mini juodosios skylės gali formuotis ir išgaruoti per akimirką, kur pats laikas gali tekėti skirtingomis kryptimis. Matas Planckas, vokiečių fizikas, kuris XIX amžiaus pabaigoje išvedė šias fundamentalias konstantas, nežinojo, ką rado. Jis tiesiog bandė išspręsti techninę problemą, kaip aprašyti, kaip įkaitinti kūnai spinduliuoja šviesą. Bet jo lygtys atskleidė kažką daug gilesnio. Jos parodė, kad energija ateina ne nepertraukiamų srautų, o mažais paketėliais, kvantais. Ir iš tų kvantų jis apskaičiavo fundamentalius dydžius – Plancko ilgį, Plancko laiką, Plancko masę. Ir iš jų – Plancko tankį. Šis tankis nėra tik teorinis limitas. Tai riba, kur gravitacija tampa tokia stipri, kad nugali visas kitas jėgas. Elektromagnetinė jėga, kuri laiko elektronus orbitose. Nugalėta. Stiprioji branduolinė jėga, kuri laiko kvarkus kartu. Nugalėta. Net kvantinė neapibrėžtis, kuri paprastai neleidžia dalelėms turėti tikslios padėties ir impulso vienu metu. Nugalėta. Lieka tik gravitacija, gryna, nesutramdyta, begalinė. Įsivaizduokite, kad laikote savo rankoje arbatinį šaukštelį. Paprastas, kasdienis daiktas. Dabar įsivaizduokite, kad į tą šaukštelį galėtumėte sutalpinti visą Žemę. Ne Žemės vaizdą, ne Žemės modelį, tikrą planetą, visus 6,5 septiliono kilogramų. Šaukštelis vis dar atrodytų normaliai. Bet jei bandytumėte jį pakelti, jūsų ranka akimirksniu būtų sutraiškyti į atomus. Jei numestumėte jį ant grindų, jis pramuštų Žemę kaip kulka popierių ir kris link planetos centro, kol gravitacija jį sustabdys. Dabar eikite toliau. Sutalpinkite į tą šaukštelį ne Žemę, o Saulę. Paskui visą Saulės sistemą. Paskui 100 milijardų žvaigždžių mūsų galaktikoje. Paskui 100 milijardų galaktikų matomoje visatoje. Vis dar nepasieksime Plancko tankio. Norint pasiekti šį tankį, reikėtų sutalpinti daugiau masės nei egzistuoja visoje matomoje visatoje į erdvę mažesnę nei atomo branduolys. Kaip tai įmanoma? Atsakymas slypi juodosiose skylėse. Kai masyvios žvaigždės baigia savo gyvenimą, jos sprogsta kaip supernovos. Bet jei žvaigždė pakankamai masyvė, sprogimas nesustabdo kolapso. Branduolys toliau traukiasi. Neutronai suspaudžiami taip stipriai, kad jie byrėja. Kvarkai suspaudžiami taip stipriai, kad erdvė tarp jų išnyksta. Ir procesas tęsiasi, kol visa masė susitelkia į begalinį mažą tašką – singuliarumą. Ar singuliarumas iš tikrųjų begalinis? Niekas nežino. Mūsų lygtys sako taip, bet tos pačios lygtys taip pat sako, kad jos pačios nebegalioja ties šia riba. Tai kaip žemėlapis, kuris pasibaigia užrašu "Čia gyvena drakonai". Mes žinome, kad kažkas yra, bet nežinome, kas. Galbūt erdvė tampa diskretiška, sudaryta iš mažyčių, nedalomų gabaliukų, kaip pikseliai ekrane. Galbūt laikas sustoja arba pradeda tekėti atgal. Galbūt atsiranda naujos dimensijos, susisukusios taip smulkiai, kad jas galima aptikti tik tokiame ekstremalume. Kiekvieną kartą, kai žiūrite į naktinį dangų, jūs žiūrite į praeitį. Šviesa iš artimiausios žvaigždės keliauja 4 metus, kol pasiekia jūsų akis. Šviesa iš tolimų galaktikų keliavo milijardus metų. Bet šviesa iš juodosios skylės įvykių horizonto niekada nepasiekia jūsų. Ji įstringa laiko iškraipime, amžinai krentanti, niekada nepasiekianti. Ir už to horizonto, singuliarume, laikas ir erdvė apsikeičia vaidmenimis. Judėjimas link centro tampa ne pasirinkimu, o neišvengiamybė, ne erdvinė kryptimi, o laiko tekme.
Jūs negalite sustoti judėti link singuliarumo taip pat, kaip negalite sustoti judėti į ateitį. Tai reiškia, kad Plancko tankis nėra tik fizinė būsena. Tai ontologinė riba, vieta, kur būti ir nebūti tampa neatskiriamai sumaišyti. Materija čia nėra sunaikinama įprastinė prasme. Ji transformuojama į kažką, kam neturime pavadinimo. Galbūt į grynąją informaciją užkoduota įvykių horizonte, kaip siūlo holografinė principas. Galbūt į kvantinę putą, kur virtualios dalelės tampa tikromis, o tikros virtualiomis. Galbūt į kažką visiškai už mūsų suvokimo ribų. Filosofas Ludvigas Wittgensteinas rašė, apie ką negalima kalbėti, apie tai reikia tylėti. Bet fizikai negali tylėti. Jie kuria teorijas, styginę teoriją, kilpinę kvantinę gravitaciją, kauzinių aibių teoriją, bandydami aprašyti, kas vyksta ties Plancko riba. Kiekviena teorija siūlo skirtingą atsakymą. Bet visos jos sutarė viename, ties šią ribą tikrovė nėra tai, kuo atrodo. Ji nėra sudaryta iš daiktų erdvėje ir laike. Ji sudaryta iš kažko fundamentalesnio, galbūt informacijos, galbūt santykių, galbūt grynųjų matematinių struktūrų. Ir štai didžioji ironija, norint suprasti mažiausią įmanomą dalyką, Plancko ilgį, turime suprasti didžiausią įmanomą dalyką, visą visatą. Nes Plancko tankis neegzistuoja izoliuotai. Jis egzistavo didžiojo sprogimo pradžioje. Jis egzistuoja juodųjų skylių centruose. Ir galbūt, jei kai kurios teorijos teisingos, jis egzistuoja kiekviename erdvės taške, paslėptas kvantinėse fluktuacijose, kurios vyksta per tokius trumpus laiko intervalus, kad jų negalime tiesiogiai stebėti. Materija nėra tai, ką matote. Ji yra šokis tarp būties ir nebūties, tarp kažko ir nieko, tarp tikrovės ir galimybės. Ir ties Plancko tankiu tas šokis pasiekia savo kulminaciją, vietą, kur viskas, ką žinome, baigėsi ir prasideda kažkas visiškai nauja. Bet kaip tiksliai materija pasiekia šią ribą? Koks mechanizmas stumia ją už visų žinomų dėsnių ribos? Įsivaizduokite, kad stovite ant tilto ir žiūrite į upę žemiau. Vanduo teka ramiai, lėtai, vingiuodamas tarp akmenų. Bet staiga, už posūkio, išvystate Krioklio kraštą, vietą, kur visas tas ramus tekėjimas virsta laisvu kritimu. Materijos kelias link Plancko tankio yra panašus. Iš pradžių procesas atrodo valdomas, suprantamas. Gravitacija traukia. Atomai priešinasi. Bet paskui ateina taškas, įvykių horizontas, kur viskas keičiasi. Kur nebėra kelio atgal. Kur pati erdvė pradeda kristi greičiau nei šviesa gali bėgti. Ta patį principą jaučiate kiekvieną kartą, kai bandote sustabdyti krentantį daiktą. Yra akimirka, kai dar galite jį pagauti, ir akimirka, kai jau per vėlu. Tik čia krenta ne daiktas. Krenta pati tikrovė. Procesas prasideda nekaltai. Masyvios žvaigždės branduolys, išnaudojęs visą branduolinį kūrą, nebegali atlaikyti savo pačios svorio. Elektronai, kurie paprastai sukuria spaudimą dėl Pauli draudimo principo, kvantinio dėsnio, kuris sako, kad dvi vienodos dalelės negali užimti tos pačios būsenos, suspaudžiami taip stipriai, kad šis principas nebegali jų apsaugoti. Jie susilieja su protonais, formuodami neutronus. Žvaigždė virsta neutroninė žvaigždė, rutulių grynųjų neutronų, tokio tankio, kad arbatinis šaukštelis sveria milijardą tonų. Čia gravitacija jau nugalėjo elektromagnetinę jėgą. Bet dar ne viską. Jei masė pakankamai didelė, procesas tęsiasi. Neutronai, suspaudžiami vis labiau, pradeda liestis. Erdvė tarp jų, jau mikroskopinė, mažėja toliau. Ir štai čia prasideda kažkas iš esmės keisto. Neutronai nėra fundamentalios dalelės. Jie sudaryti iš kvarkų, 3 mažyčių dalelių, laikomų kartu stipriosios branduolinės jėgos. Normaliomis sąlygomis kvarkai niekada neegzistuoja atskirai. Jie visada suporuoti arba trigubinti. Bet ties ekstremaliu tankiu, kai neutronai suspaudžiami taip stipriai, kad jų ribos pradeda persidengti, kvarkai pradeda jausti vieni kitus per neutronų ribas. Atsiranda nauja materijos būsena, kvarkų materija, kur individualūs neutronai išnyksta ir lieka jūra laisvų kvarkų. Tai kaip ledinė skulptūra, kuri pradeda tirpti. Iš pradžių matote atskirus ledukus, neutronus.
Paskui, kai temperatūra kyla arba spaudimas auga, ledas virsta vandeniu, kvarkų jūra. Bet skirtingai nei vanduo, kvarkų jūra nėra stabili. Ji egzistuoja tik ekstremalių sąlygų akimirką. Ir ji yra tik tarpinė stotelė kelyje į kažką dar keistesnio. Ta patį matote, kai spaudžiate smėlį saujoje, iš pradžių jis išlaiko formą, paskui pradeda byrėti tarp pirštų, galiausiai virsta beformiu srautu. Tik čia byra ne smėlis. Byra pati materijos struktūra. Eikime giliau. Kvarkų jūroje, kai tankis toliau auga, pradeda veikti kvantinė neapibrėžtis keistais būdais. Heisenbergo neapibrėžties principas sako, kad negalite tiksliai žinoti dalelės padėties ir impulso vienu metu. Kuo tiksliau žinote vieną, tuo mažiau žinote kitą. Bet kai kvarkai suspaudžiami į vis mažesnę erdvę, jų padėtis tampa vis tikslesnė. O tai reiškia, kad jų impulsas ir energija tampa vis labiau neapibrėžta. Energija svyruoja laukinėmis amplitudėmis. Virtualios dalelės, fotonai, gliuonai, net dalelių antidalelių poros pradeda atsirasti iš tuštybės ir išnykti atgal per tokius trumpus laiko intervalus, kad paprastai jų net nepastebėtume. Bet ties Plancko tankiu šios virtualios dalelės tampa tikros. Energijos fluktuacijos tokios milžiniškos, kad jos pačios sukuria gravitacinius laukus. Erdvė pradeda virpėti. Ne metaforiškai, tikrai virpėti kaip būgno oda, kurią muša iš abiejų pusių. Kiekvienas virpesys tai mini juodoji skylė, atsirandanti ir išgaruojanti per Plancko laiką, 10 pakelta -43 laipsnių sekundės. Tai taip trumpa, kad šviesa per tą laiką nuspėja nukeliauti tik Plancko ilgį, atstumą mažesnį nei bet kas, ką galime įsivaizduoti. Panašiai kaip vanduo atrodo lygus iš toli, bet iš arti matote bangas, o dar arčiau – molekulės šokinėjančias chaotiškai. Erdvė ties Plancko riba yra ne lygi arena, o verdantis chaosas. Ir štai čia ateina lemiamas momentas. Kai tankis pasiekia 10 pakelta 96 laipsnių kilogramų kubinėme metre, gravitacija tampa tokia stipri, kad ji pradeda dominuoti ne tik virš kitų jėgų, bet virš pačios erdvės geometrijos. Einšteino bendroji reliatyvumo teorija sako, kad masė iškraipo erdvę ir laiką, sunkus objektai sukuria įdubimus erdvės audinyje, kaip boulingas ant batuto. Bet ties Plancko tankiu iškraipimas tampa begalinis. Erdvė nesusilanko, ji susilaužo. Laikas nesulėtėja, jis sustoja. Ir pačios koordinatės, kurias naudojame aprašyti kur ir kada, nebeturi prasmės. Tai kaip bandyti nubraižyti žemėlapį ant paviršiaus, kuris nuolat keičia formą. Jūs nubrėžiate liniją, ji iškrypsta. Pažymite tašką, jis pajuda. Galiausiai suprantate, kad žemėlapis neįmanomas, nes pats paviršius nėra stabilus. Fizikai vadina tai kvantinė erdvės laiko puta būsena, kur erdvė ir laikas nebėra sklandus, o sudaryti iš diskrečių, nuolat kintančių elementų. Kiekvienas elementas Plancko ilgio dydžio atsiranda ir išnyksta, jungiasi ir skyla, kuria trumpalaikė topologija, kuri akimirksniu keičiasi į kitą. Panašiai kaip putų vonios burbulai, kiekvienas atskirai egzistuoja akimirką, bet visi kartu sukuria nestabilų paviršių. Ar materija šiame taške dar egzistuoja? Klausimas pats savaime tampa beprasmis. Materija reiškia kažką, kas užima erdvę, kas turi masę, kas išlieka laike. Bet kai erdvė ir laikas patys tampa nestabilus, kas lieka? Kai kurios teorijos sako informacija. Kiekviena dalelė, kiekvienas kvantinis laukas, kiekviena sąveika gali būti aprašyta kaip informacija. Ir galbūt ties Plancko riba visa ta informacija suspaudžiama į grynąją formą, ne daiktus, o santykius. Ne būtį, o tapsmą. Ne kas yra, o kas vyksta. Įsivaizduokite, kad visa muzika, kurią kada nors girdėjote, nėra garsai, o tik skaičiai, dažniai amplitudės fazės. Jūs galite užrašyti visą simfoniją kaip matematinę lygtį. Dabar įsivaizduokite, kad pati tikrovė yra tokia simfonija. Materija – tai ne daiktai, o melodijos fundamentaliuose laukuose. Ir ties Plancko tankiu tos melodijos pasiekia tokį intensyvumą, tokį sudėtingumą, kad jos pradeda sąveikauti pačios su savimi, kurti harmonikas ir disonansus, kurie transformuoja pačią muziką. Ta patį principą jaučiate, kai klausotės labai garsios muzikos, tam tikrų taškų nebeskiriame atskirų natų, tik grynąją vibraciją, kuri prabėga per kūną.
Planko tankis yra ta riba, kur tikrovė virsta grynąją vibraciją. Bet štai kas iš tikrųjų stulbinanti, šis procesas nėra tik destruktyvus. Jis taip pat kūrybiškas. Didžiojo sprogimo pirmąją akimirką visa mūsų visata buvo Planko tankio būsenoje. Visa energija, visa materija, visas erdvės laiko audinys buvo suspaustas į tašką mažesnį nei atomo branduolys. Ir iš tos kvantinės putos, iš to chaoso, atsirado tvarka. Erdvė pradėjo plėstis. Energija pradėjo atvėsti. Virtualios dalelės tapo tikromis. Ir per 14 milijardų metų tas procesas sukūrė žvaigždes, galaktikas, planetas, gyvybę, sąmonę, viską, ką žinome. Tai reiškia, kad Planko tankis nėra tik sunaikinimo taškas. Tai taip pat kūrimo taškas. Vieta, kur senos struktūros subyra, bet naujos gali atsirasti. Filosofai vadintų tai coincidente oppositorum priešybių sutapimu. Fizikai vadina tai fazių perėjimu. Bet esmė ta pati, ties ekstremalumu priešingybės susilieja. Būtis ir nebūtis. Kūrimas ir sunaikinimas. Tvarka ir chaosas. Visa tai tampa vienu. Dabar paklauskime kitaip, kodėl Planko tankis yra būtent toks, koks yra. Kodėl ne 10 pakelta 95 arba 97? Atsakymas slypi trijose fundamentaliosiose konstantose – šviesos greityje, gravitacinėje konstantoje ir Planko konstantoje. Šie trys skaičiai neatsitiktiniai. Jie apibrėžia pačią tikrovės struktūrą. Šviesos greitis nustato, kaip greitai informacija gali keliauti. Gravitacinė konstanta nustato, kaip stipriai masė iškraipo erdvę. Planko konstanta nustato, kaip smulkiai energija gali būti padalinta. Ir kai šiuos tris skaičius sujungiate tam tikrų būdų, gaunate Planko ilgį, Planko laiką, Planko masę ir iš jų Planko tankį. Bet štai kas keista, šios konstantos atrodo tiksliai suderintos. Jei gravitacinė konstanta būtų šiek tiek didesnė, žvaigždės degintų per greitai ir gyvybė negalėtų atsirasti. Jei Planko konstanta būtų kitokia, atomai būtų nestabilūs. Jei šviesos greitis būtų kitoks, chemija veiktų skirtingai. Visata atrodo tiksliai suderinta, kad leistų egzistuoti sudėtingoms struktūroms, įskaitant mus fizikai vadina tai fine-tuning problema. Ir vienas iš galimų paaiškinimų veda tiesiai atgal į Planko tankį. Kai kurios teorijos siūlo, kad mūsų visata yra tik viena iš begalinio skaičiaus visatų – multiverse. Kiekviena visata gimė iš savo didžiojo sprogimo, kiekviena su šiek tiek skirtingomis konstantomis. Daugumoje tų visatų konstantos netinkamos, žvaigždės neformuojasi, atomai neegzistuoja, nieko įdomaus nevyksta. Bet retose visatose, kaip mūsiškė, konstantos atsitiktinai sutampa. Ir mes egzistuojame čia ne todėl, kad visata sukurta mums, o todėl, kad tik tokioje visatoje galime egzistuoti ir užduoti šį klausimą. Tai kaip loterija, milijonai pralaimėjusių bilietų, bet jūs laikote laimingąjį. Ne todėl, kad buvote ypatingi, o todėl, kad tik laimėtojai gali patikrinti savo bilietus. Bet kur tos kitos visatos? Jei jos egzistuoja, kaip jos gimė? Viena drąsi hipotezė sako, iš juodųjų skylių. Kai materija kolapsuoja į singuliarumą, kai pasiekia Planko tankį, galbūt ji net tiesiog išnyksta. Galbūt ji atšoka, kvantinis gravitacinis efektas, kur begalinis suspaudimas sukuria begalinį spaudimą atgal, kaip suspausta spyruoklė. Ir tas atšokimas sukuria naują didįjį sprogimą, naują visatą, kuri formuojasi kitoje pusėje singuliarumo. Kiekviena juodoji skylė mūsų visatoje gali būti didysis sprogimas kitoje visatoje. Ir mūsų didysis sprogimas gali būti juodoji skylė tėvinėje visatoje. Panašiai kaip medis, kurio šaknys žemėje atspindi šakas danguje, kiekviena juodoji skylė yra šaknis, kiekvienas didysis sprogimas yra šaka ir visa struktūra auga begaliniais lygmenimis. Tai skamba kaip mokslinė fantastika. Bet matematika veikia. Lygtys, aprašančios juodosios skylės vidų, yra beveik identiškos lygtims, aprašančioms ankstyvąją visatą. Abi apima Planko tankį. Abi apima singuliarumą. Abi apima erdvės laiko iškraipimą už visų ribų. Skirtumas tik perspektyvoje, iš išorės matome juodąją skylę, iš vidaus didįjį sprogimą.
Ta patį principą matote, kai žiūrite į veidrodį, iš vienos pusės matote save, iš kitos – kambarį. Bet tai tas pats paviršius, tik skirtingi stebėjimo taškai. Jei tai tiesa, tai keičia viską. Tai reiškia, kad planko tankis nėra pabaiga. Tai perėjimas. Vartai. Vieta, kur viena tikrovė baigiasi ir kita prasideda. Materija neišnyksta, ji transformuojasi. Energija nesunaikinam, ji perkuriama. Ir pati visata nėra unikali, ji yra dalis begalinio kosminio ciklo, kur juodosios skylės gimdo naujas visatas, kurios gimdo naujas juodasias skylės, kurios gimdo naujas visatas be pabaigos. Filosofas Friedrichas Nietzsche įsivaizdavo amžinąjį sugrįžimą idėją, kad viskas, kas vyksta, vyks vėl ir vėl, begalinį skaičių kartų. Jis manė tai kaip egzistencinį iššūkį. Ar galėtumėte gyventi savo gyvenimą, žinodami, kad turėsite jį gyventi vėl ir vėl? Bet galbūt Nietzsche buvo teisus būdu, kurio nenumatė. Galbūt visata iš tikrųjų cikliškai kartojasi, netiksliai ta pati, bet begalinės variacijų. Kiekvienas ciklas prasideda planko tankiu, išsiplečia į sudėtingą kosmosą, kolapsuoja atgal į juodasias skyles ir procesas prasideda iš naujo. Panašiai kaip kvėpavimas, įkvėpimas, iškvėpimas, įkvėpimas. Arba širdies plakimas, sistolė, diastolė, sistolė. Visata kvėpuoja per planko tankį. Bet yra dar gilesnė prasmė, kurioje planko tankis jungia viską. Jis jungia mažiausią su didžiausiu. Kvantinę mechaniką su kosmologija. Dalelių fiziką su gravitacija. Ir galbūt, jei drįstume svajoti, jis jungia materiją su sąmone. Kai kurie fizikai, tokie kaip Rogeris Penrosas, siūlo, kad sąmonė gali būti susijusi su kvantinė gravitacija, su procesais, vykstančiais ties planko skale mūsų smegenų neuronuose. Galbūt mąstymo aktas, sprendimo priėmimas, sąmonės patyrimas yra ne tik elektrocheminiai signalai, bet kvantiniai įvykiai, vykstantys ties tikrovės riba. Jei tai tiesa, tai reiškia, kad kiekvieną kartą, kai mąstote, jūs liečiate tą pačią ribą, kurią liečia materija juodosios skylės centre. Ne tuo pačiu intensyvumu, ne tuo pačiu mastu, bet tuo pačiu fundamentaliu lygmeniu. Jūsų sąmonė ir singuliarumas yra tos pačios tikrovės skirtingos išraiškos. Abi yra vietos, kur klasikinė fizika baigėsi ir prasideda kažkas naujo. Abi yra paslapčių, kurias dar tik pradedame suprasti. Panašiai kaip du kalnų viršūnių, kurios atrodo atskirtos slėnio, bet po žemę jungiasi ta pačia uoliena. Sąmonė ir planko tankis gali būti tos pačios giluminės tikrovės skirtingi paviršiai. Ar tai reiškia, kad visata yra sąmoninga? Nebūtinai. Bet tai gali reikšti, kad sąmonė ir materija nėra fundamentaliai skirtingi dalykai. Galbūt abi yra informacijos procesai, skirtingo sudėtingumo, skirtingos organizacijos, bet tos pačios esmės. Ir ties planko riba, kur materija virsta grynąją informaciją, galbūt matome tikrovės pagrindą, iš kurio kyla ir atomai, ir mintys. Materija nėra tai, ką matote. Ji yra informacija užkoduota erdvės laiko audinyje. Ir ties planko tankiu ta informacija pasiekia maksimalų suspaudimą, vietą, kur kiekvienas planko tūrio gabaliukas gali saugoti tik vieną informacijos bitą. Už šios ribos informacija nebegali būti suspaudžiama. Tikrovė pasiekia savo skiriamąją gebą, kaip skaitmeninis vaizdas, kuris susideda iš pikselių. Jūs galite priartinti, bet galiausiai pamatysite atskirus pikselius. Taip pat ir su tikrove, planko ilgis yra galutinis pikselis, už kurio nieko smulkesnio neegzistuoja. Bet kas nutinka, kai viskas, ką tik aprašėme, kvantinė puta, informacijos suspaudimas, visatų gimimas iš juodųjų skylių, nėra atskiri reiškiniai, o vieno didžiojo proceso dalys. Įsivaizduokite, kad stovite ant kalno viršūnės ir žiūrite į slėnį žemiau. Iš vieno taško matote upę, vingiuojančią tarp medžių. Iš kito – kelią, kertantį laukus. Iš trečio – geležinkelio bėgius, dingančius už horizonto. Iš apačios slėnyje visi šie keliai atrodo atskirti, nepriklausomi, vedantys skirtingomis kryptimis. Bet iš viršaus matote tiesą, visi jie eina tą pačią kryptimi, visi jie jungiasi tolumoje, visi jie yra tos pačios geografijos dalys. Planko tankis yra ta kalno viršūnė.
Iš čia matome, kaip kvantinė mechanika, reliatyvumas, termodinamika, informacijos teorija, visi šie keliai, kurie atrodė atskirti, jungiasi į vieną. Kai jūs ruošiate kavą ir maišote cukrų, naudojate tą patį entropijos principą, kuris veikia juodosios skylės įvykių horizonte. Kai jūsų telefonas suspaudžia nuotrauką, naudoja tą patį informacijos kodavimo principą, kuris veikia ties Planko riba. Viskas susiję. Viskas yra vieno. Grįžkime prie to, ką sakėme pradžioje. Materija nėra tai, ką matote. Atomai yra beveik tušti. Bet dabar suprantame giliau, ta tuštuma nėra niekas. Ji pilna virtualių dalelių, kvantinių fluktuacijų, energijos laukų, kurie vibruoja net absoliučiame nulyje. Vakuumas tai ne nebuvimas, o potencialumas. Ir kai tą potencialumą suspaudžiate iki Planko tankio, jis sprogsta į aktualumą. Virtualios dalelės tampa tikromis. Energijos fluktuacijos tampa materija. Potencialumas tampa būtimi. Ta patį matote kiekviename kūrybinėme akte, dailininkas žiūri į tuščią drobę ir mato paveikslą, kuris dar neegzistuoja, bet jau yra potencialus. Rašytojas žiūri į tuščią puslapį ir mato istoriją. Planko tankis yra vieta, kur visata žiūri į save ir mato begalinės galimybės. Prisiminkite neutroninę žvaigždę, milijardo tonų arbatinį šaukštelį. Prisiminkite kvarkų jūrą, vietą, kur individualios dalelės išnyksta į kolektyvinį srautą. Prisiminkite kvantinę erdvės laiko putą, vietą, kur pati tikrovės struktūra virpa ir keičiasi. Visi šie aprašymai nėra skirtingos būsenos. Tai ta pati būsena, aprašyta skirtingais lygmenimis. Kaip vanduo, galite jį aprašyti kaip skystį, kaip Ho molekulės, kaip vandenilio ir deguonies atomus, kaip elektronus ir protonus, kaip kvarkus ir gliuonus. Kiekvienas lygmuo teisingas. Kiekvienas atskleidžia skirtingą tiesą. Bet visi jie aprašo tą patį dalyką. Kai jūs geriate vandenį, jūs geriate kvantinių laukų sąveiką. Kai liečiate stalą, jūs liečiate elektromagnetinių jėgų atostūmį. Viskas, ką patyrėte, yra fundamentalių procesų, vykstančių Planko skalėje, makroskopinė išraiška. Ir štai kur viskas susijungia, Planko tankis nėra tik fizinė riba. Tai epistemologinė riba, žinojimo riba. Tai ontologinė riba, būties riba. Ir tai galbūt teleologinė riba, tikslo riba. Paaiškinkim. Epistemologiškai, Planko tankis yra taškas, kur mūsų matavimo įrankiai nebegali veikti, nes pats matavimo aktas keičia tai, ką matuojame. Ontologiškai, tai taškas, kur būti ir nebūti tampa neatskiriamai sumaišyti. Ir teleologiškai, jei drįstame užduoti šį klausimą, galbūt tai taškas, kur visata sprendžia, kokia ji bus. Kur konstantos nustatomos? Kur dėsniai kristalizuojasi? Kur potencialumas pasirenka vieną iš begalinių kelių į aktualumą? Filosofas Martinas Heideggeris klausė, kodėl yra kažkas, o ne niekas? Planko tankis siūlo atsakymą, nes niekas yra nestabilu. Vakuumas, pilnas kvantinių fluktuacijų, negali išlikti tuščias. Jis turi sprogti į kažką. Energija negali būti nulis, ji svyruoja. Erdvė negali būti tuščia, ji pilna laukų. Ir kai tos fluktuacijos pasiekia Planko skalę, jos tampa tikrovės sėklomis. Kiekviena mini juodoji skylė, atsirandanti ir išgaruojanti per Planko laiką, yra potenciali visata. Dauguma jų niekada neišsiplečia. Bet viena iš trilijonų atsitiktinai turi tinkamas sąlygas ir prasideda didysis sprogimas. Panašiai kaip sėkla žemėje, tūkstančiai sėklų krenta, bet tik viena randa tinkamą dirvą, tinkamą drėgmę, tinkamą šviesą ir išauga medis. Mūsų visata yra ta sėkla, kuri sudygo. Bet medis neužmiršta sėklos. Kiekviename jo ląstelių branduolyje užkoduota ta pati genetinė informacija, kuri buvo sėkloje. Taip pat ir visata, kiekviename jos taške, kiekviename kvantinėme lauke, kiekviename Planko tūrio gabaliuke užkoduota informacija apie jos kilmę. Kosminio fono spinduliavimas, šviesa, likusi iš didžiojo sprogimo, yra visatos DNA. Juodųjų skylių įvykių horizontai, vietos, kur informacija užšąla laike, yra visatos atmintis.
Ir Plancko skale, kur kvantinė gravitacija sujungia viską, yra visatos sąmonė, ne žmogiška sąmonė, ne mąstymas, bet fundamentalus informacijos apdorojimas, kuris leidžia visatai žinoti savo būseną ir rinktis savo evoliuciją. Kai jūsų smegenys apdoroja informaciją, kai priimate sprendimą, naudojate tą patį principą, kuris veikia kosminėme lygmenyje. Skirtumas tik mastu, ne rūšimi. Dabar sujunkime visas metaforas, kurias naudojame. Upės krioklis – vieta, kur ramus tekėjimas virsta laisvų kritimu. Ledinė skulptūra – tirpstanti į vandenį. Smėlis – byrėjantis tarp pirštų. Visi šie vaizdai aprašo tą patį – fazių perėjimą. Momentą, kai viena būsena transformuojasi į kitą. Ir Plancko tankis yra galutinis fazių perėjimas – vieta, kur materija transformuojasi į energiją, energija į informaciją, informacija į grynąjį potencialumą. Bet skirtingai nei ledas, tirpstantis į vandenį, šis perėjimas nėra vienakryptis. Jis cikliškas. Materija tampa energija, energija tampa informacija, informacija tampa nauja materija naujoje visatoje. Tai kaip vanduo, garuojantis iš jūros, kylantis į debesis, krintantis kaip lietus, tekantis upėmis atgal į jūrą. Ciklas niekada nesibaigia. Forma keičiasi, bet esmė išlieka. Ir štai didžioji tiesa, kurią Plancko tankis atskleidžia – viskas yra viena. Ne mistinė prasme, ne metaforinė prasme, bet tiesioginė fizikinė prasme. Kiekvienas atomas jūsų kūne buvo sukurtas žvaigždės branduolyje. Kiekvienas fotonas patenkantis į jūsų akį keliavo milijonus metų iš tolimos galaktikos. Kiekvienas kvantinis laukas, vibruojantis jūsų ląstelėse, yra tas pats laukas, kuris vibruoja visoje visatoje. Nėra čia ir ten. Nėra aš ir ne aš. Yra tik vienas nepertraukiamas procesas, viena banga, vibruojanti per visą erdvę ir laiką, nuo didžiojo sprogimo iki šios akimirkos, nuo Plancko skalės iki kosmoso horizonto. Kai jūs kvėpuojate, jūs keičiatės atomais su medžiais, su vandenynu, su žvaigždėmis. Kai mąstote, jūs apdorojate informaciją, kuri buvo užkoduota didžiojo sprogimo metu. Jūs nesate atskirtas nuo visatos. Jūs esate visatos būdas pažinti save. Materija nėra tai, ką matote. Ji yra procesas, ne daiktas. Tapimas, ne būtis. Banga, ne dalelė. Ir ties Plancko tankiu tas procesas pasiekia savo kulminaciją, vietą, kur viskas, kas buvo atskirta, susijungia. Kur praeitis ir ateitis susitinka dabartinėje akimirkoje. Kur mažiausias ir didžiausias tampa vienu. Kur jūs ir visata atpažįstate vienas kitą kaip tą patį. Kai žiūrite į naktinį dangų ir jaučiate nuostabą, tai nėra jūs, žiūrintis į kažką išorinio. Tai visata, žiūrinti į save per jūsų akis. Kai užduodate klausimą apie Plancko tankį, tai nėra smalsumas apie tolimą abstrakciją. Tai visata, klausianti apie savo pačios kilmę, savo pačios prigimtį, savo pačios likimą. Ir galbūt, tik galbūt, atsakymas į klausimą, kas nutinka ties Plancko tankiu, yra ne fizikinis aprašymas, o suvokimas. Ne lygtis, o patyrimas. Ne žinojimas, o būtis. Nes ties ta riba, kur materija kolapsuoja į nieką, kur erdvė ir laikas išnyksta, kur visos priešybės susijungia, ten nėra nieko, kas galėtų būti aprašyta žodžiais. Yra tik grynoji tikrovė, be formų, be vardų, be skaidimo į subjektą ir objektą. Ir galbūt vienintelis būdas iš tikrųjų suprasti Plancko tankį yra ne apskaičiuoti jį, o tapti juo ne intelektualiai, o egzistencialiai. Panašiai kaip negalite suprasti meilės, tik skaitydami apie ją, turite ją patirti. Negalite suprasti muzikos, tik analizuodami natas, turite ją išgirsti. Taip pat ir su Plancko tankiu, galbūt galutinis supratimas ateina ne per teleskopus ir greitintuvus, o per gilų, tiesioginį suvokimą, kad jūs pats esate ta pati tikrovė, kuri kolapsuoja ir sprogsta, miršta ir gimsta, baigėsi ir prasideda kiekviename momente. Materija nėra tai, ką matote. Ji yra tai, kas jūs esate. Ir ties Plancko tankiu, kur visa materija virsta grynąją esmę, galbūt atrandame ne kosmoso pabaigą, o savo pačių pradžią. Ne sunaikinimą, o atgimimą. Ne mirtį, o transformaciją į kažką, ko dar net neįsivaizdavome.
Ar esate pasirengę priimti, kad kiekvienas jūsų žingsnis, kiekviena mintis, kiekvienas kvėpavimas yra tas pats procesas, kuris vyksta juodosios skylės centre, tik skirtingų intensyvumų, skirtingų mastų, bet ta pačia esme? Ar esate pasirengę priimti, kad kiekvienas jūsų žingsnis, kiekviena mintis, kiekvienas kvėpavimas yra tas pats procesas, kuris vyksta juodosios skylės centre? Grįžkime prie to, nuo ko pradėjome. Prisiminkite tą pirmąjį vaizdą, arbatinį šaukštelį, kuris sveria daugiau nei visos žvaigždės naktiniame danguje. Tada tai atrodė kaip abstraktus paradoksas, neįmanomas dalykas, skirtas tik stebinti. Bet dabar, po šio kelio per neutroninės žvaigždės, kvarkų jūras, kvantinę putą ir informacijos suspaudimą, suprantame, tai nėra paradoksas. Tai tiesa apie tikrovės prigimtį. Tas šaukštelis nėra sunkus dėl to, kad jame daug medžiagos įprastinė prasme. Jis sunkus, nes jame materija grįžo į savo pirminę būseną prieš atomus, prieš erdvę, prieš laiką. Būsena, kurioje visata buvo prieš 14 milijardų metų. Būsena, į kurią jį grįž kiekvienoje juodojoje skylėje. Būsena, kuri galbūt egzistuoja kiekviename planko tūrio gabaliuke šią akimirką, paslėpta už kvantinių fluktuacijų uždangos. Kas pasikeitė per šį kelią? Ne faktai, tie išliko tie patys. Pasikeitė supratimas. Iš pradžių planko tankis atrodė kaip riba, vieta, kur fizika baigėsi, kur žinojimas sustoja, kur galime tik pakelti rankas ir pasakyti nežinome. Bet dabar matome kitaip. Planko tankis nėra riba. Tai vartai. Ne pabaiga, o perėjimas. Ne siena, o tiltas tarp to, kas yra, ir to, kas gali būti. Kiekvieną kartą, kai uždedate šviesą, jūs naudojate elektromagnetinę jėgą, kuri gimė didžiojo sprogimo metu, kai visata buvo planko tankio būsenoje. Kiekvieną kartą, kai jūsų širdis plaka, jūs naudojate energiją, kuri buvo užkoduota atomų branduoliuose žvaigždžių centruose, vietose, kur tankis artėja prie tos pačios ribos. Kiekvieną kartą, kai priimate sprendimą, jūsų smegenys apdoroja informaciją būdais, kurie galbūt atspindi tuos pačius kvantinės gravitacijos procesus, vykstančius ties planko skale. Jūs nesate atskirtas nuo šios ribos. Jūs esate jos išraiška. Bet kas tai reiškia ne tik fizikai, o būčiai? Kas tai sako apie tikrovės prigimtį, apie mūsų vietą joje, apie tai, kas mes iš tikrųjų esame? Štai kur fizika virsta metafizika. Štai kur lygtys nutyla ir prasideda kažkas gilesnio. Planko tankis moko mus, kad tikrovė nėra sudaryta iš daiktų. Ji sudaryta iš santykių. Elektronas nėra mažytis kamuoliukas, skriejantis aplink branduolį. Jis yra tikimybių banga, išsklaidyta erdvėje, kuri kolapsuoja į tašką tik tada, kai sąveikauja su kažkuo kitu. Fotonas nėra dalelė arba banga, jis yra abi, priklausomai nuo to, kaip jį stebime. Net pati erdvė nėra tuščia talpykla, kurioje vyksta įvykiai. Ji yra dinamiškas audinys, kuris iškrypsta, vibruoja, galbūt net plyšta ir vėl susijungia planko skalėje. Viskas egzistuoja tik santykiuose. Viskas apibrėžiama per sąveiką. Ir ties planko tankiu, kur visi santykiai suspaudžiami į vieną tašką, matome tikrovės šerdį, nėra daiktų, yra tik vykimas. Ar tai reiškia, kad materija yra iliuzija? Ne. Bet tai reiškia, kad materija nėra fundamentali. Ji yra išvestinė, paviršinė forma, kurią įgauna gilesni procesai. Kaip bangos vandenyne, jos realios, galite jas matyti, jausti, jos gali jūs nunešti. Bet jos nėra atskiri daiktai. Jos yra vandens judėjimas, energijos perdavimas, formos, kurios atsiranda ir išnyksta, niekada nebūdamos atskirtos nuo vandenyno. Taip pat ir su materija, atomai, molekulės, kūnai, žvaigždės yra bangos kvantiniuose laukuose, formos, kurias įgauna fundamentalūs procesai, vykstantys planko skalėje. Kai laikote akmens rankoje, jūs laikote ne daiktą, o procesą, milijardus metų trunkantį šokį tarp energijos ir materijos, tarp būties ir tapimo, tarp formos ir tuštybės. Ir kai tas akmuo galiausiai subyra į dulkes, kai tos dulkės išsisklaidys kosmose, kai jos bus surinktos naujos žvaigždės gravitacijos ir vėl sulietos į naujus atomus, procesas tęsis. Forma pasikeis, bet esmė išliks. Bet jei viskas yra procesas, jei nėra pastovių daiktų, tik nuolatinis tekėjimas, kas tada esame mes?
Ar mūsų tapatybė, mūsų aš, mūsų sąmonė yra tik laikina forma, kuri atsiras ir išnyks kaip banga vandenyne? Filosofai ginčijasi dėl šio klausimo tūkstančius metų. Bet Planko tankis siūlo atsakymą, kuris yra ir bauginantis, ir išlaisvinantis. Taip, jūsų kūnas yra laikinas. Atomai, iš kurių jis sudarytas, buvo kitų žvaigždžių dalis prieš milijardus metų ir bus kitų struktūrų dalis po milijardų metų. Jūsų mintys yra laikinos, elektriniai impulsai, cheminės reakcijos, kurios trunka milisekundės ir išnyksta. Net jūsų prisiminimų, kurie atrodo tokie pastovūs, fizinė struktūra nuolat perstatoma kiekvieną kartą, kai juos prisimename. Bet štai paradoksas, būtent ta laikinumas daro jūs tikrą. Būtent ta kaita daro jūs gyvą. Būtent tas nuolatinis atsinaujinimas daro jūs dalimi kosminio proceso, kuris tęsiasi nuo didžiojo sprogimo iki šios akimirkos ir toliau į nežinomą ateitį. Kai ryte pažvelgiate į veidrodį, matote veidą, kuris atrodo tas pats kaip vakar. Bet kiekvienas atomas tame veide buvo pakeistas per pastaruosius 7 metus. Jūs esate visiškai kitas žmogus molekuliniu lygmeniu, bet vis dar atpažįstate save. Kodėl? Nes jūs nesate atomai. Jūs esate modelis, informacijos struktūra, kuri išlieka, nors medžiaga keičiasi. Kaip upė, vanduo teka, bet upė išlieka. Kaip liepsna, molekulės dega ir išnyksta, bet liepsna šviečia. Jūs esate procesas, ne daiktas. Ir ties Planko tankiu, kur visa materija virsta grynąją informaciją, matome, kad visas kosmos yra toks pat, ne daiktų rinkinys, o informacijos apdorojimas, modelių evoliucija, nuolatinis kūrimas ir perkūrimas. Kiekvieną kartą, kai išmokstate kažko naujo, jūsų smegenys perkuria savo neuroninį tinklą. Tai tas pats principas, kuris veikia, kai visata išmoksta naujų struktūrų po didžiojo sprogimo. Skirtumas tik mastu, ne rūšimi. Ar tai reiškia, kad visata turi tikslą? Ar Planko tankis, vieta, kur gimsta visos visatos, yra ne atsitiktinumas, o kažkas daugiau? Čia fizika nutyla ir kiekvienas turi rasti savo atsakymą. Bet galime pasakyti štai ką, visata elgiasi taip, lyg turėtų krypti. Nuo chaoso link tvarkos. Nuo paprastumo link sudėtingumo. Nuo energijos link struktūros. Nuo materijos link sąmonės. Kiekvienas žingsnis šiame kelyje nuo kvarkų iki atomų, nuo atomų iki molekulių, nuo molekulių iki ląstelių, nuo ląstelių iki smegenų, nuo smegenų iki minčių, yra judėjimas link didesnio organizuotumo, didesnės informacijos integracijos, didesnio suvokimo. Ir galbūt, tik galbūt, Planko tankis yra ne tik fizinė riba, bet ir teleologinis taškas, vieta, iš kurios viskas prasideda ir į kurią viskas grįžta, ne kaip pabaiga, o kaip atsinaujinimas. Įsivaizduokite, kad visata yra didžiulis organizmas, kuris kvėpuoja. Įkvėpimas – didysis sprogimas, kai viskas išsiplečia iš Planko tankio į erdvę ir laiką. Iškvėpimas – juodosios skylės, kai viskas kolapsuoja atgal į tą patį tankį. Ir tarp tų dviejų – gyvenimas. Žvaigždės, galaktikos, planetos, jūs. Visi esame tarp įkvėpimo ir iškvėpimo, tarp gimimo ir mirties, tarp išsiplėtimo ir kolapso. Bet kvėpavimas nesibaigia. Po iškvėpimo ateina naujas įkvėpimas. Po kolapso – naujas sprogimas. Po mirties – nauja gyvybė, galbūt kitokia, galbūt kitoje visatoje, bet ta pati esmė, tas pats procesas, ta pati begalinė kūryba. Kai jūs kvėpuojate, jūsų plaučiai išsiplečia ir susitraukia, tas pats ritmas, kuris valdo kosmosą. Jūsų širdis plaka, sistolė, diastolė, tas pats pulsas, kuris galbūt plaka per visą multivisatą. Jūs nesate atskirtas nuo šio ritmo. Jūs esate jo dalis. Bet kas nutinka su informacija, kai visata kolapsuoja atgal į Planko tankį? Ar ji sunaikinama? Ar ji išsaugoma? Kvantinė mechanika sako, kad informacija negali būti sunaikinta, tai vadinamas informacijos išsaugojimo principas. Bet kaip ji gali išlikti, kai pati erdvė ir laikas, kuriuose ji užkoduota, išnyksta? Vienas atsakymas – holografinis principas. Visa informacija esanti 3 dimensijų tūryje gali būti užkoduota 2 dimensijų paviršiuje, kaip hologramoje, kur trimatis vaizdas užkoduotas plokščiame filme.
Juodosios skylės įvykių horizontas veikia kaip toks paviršius, visa informacija krentanti į juodąją skylę, užkoduojama horizonte. Ir galbūt, kai visata kolapsuoja į Planko tankį, visa jos istorija, kiekviena žvaigždė, kiekviena planeta, kiekviena mintis, kurią kada nors pagalvojote, užkoduojama kvantinėje putoje, laukdama naujo didžiojo sprogimo, kuris ją išskaitys ir perkurs naujomis formomis. Kai ištrinate failą kompiuteryje, informacija neišnyksta iš karto, ji lieka kietajame diske, kol neperrašoma. Taip pat ir su visata, nieko niekada neišnyksta galutinai. Viskas transformuojasi, perkoduojama, perkuriama. Ar tai reiškia, kad esate nemirtingas? Ne tokia prasme, kokią paprastai įsivaizduojame. Jūsų kūnas mirs. Jūsų prisiminimai išblės. Jūsų vardas bus užmirštas. Bet informacija, kuri sudaro jūs, modelis, kuris daro jūs jumis, niekada visiškai neišnyks. Ji bus perkurta naujomis formomis, naujuose kontekstuose, galbūt naujose visatose. Atomai, iš kurių esate sudaryti, taps kitų žvaigždžių dalimi. Energija, kuri juda per jūsų kūną, tęs savo kelią per kosmosą. Ir informacija, subtiliausia, bet fundamentaliausia jūsų dalis, bus užkoduota kvantiniuose laukuose, laukdama naujo išsiskleidimo. Jūs nesate atskiras nuo visatos. Jūs esate visatos būdas patirti save. Ir kai jūs išnyksite kaip individas, patyrimas tęsis kitomis formomis. Kai sodinate medį, žinote, kad nepamatysite jo pilnai užaugusio. Bet sodinate vis tiek, nes medis yra daugiau nei jūs. Taip pat ir su gyvenimu, jūsų veiksmai, jūsų mintys, jūsų meilė tęsiasi už jūsų ribų, formuoja ateitį būdais, kurių niekada nesužinosite. Grįžkime prie to klausimo, kurį uždavėme pradžioje, kas nutinka, kai materija kolapsuoja į nieką. Dabar matome, kad klausimas buvo klaidingai suformuluotas. Materija nekolapsuoja į nieką. Ji kolapsuoja į viską. Į potencialumą, iš kurio gali atsirasti bet kas. Į kvantinę putą, kur visos galimybės egzistuoja vienu metu. Į informacijos jūrą, kur praeitis, dabartis ir ateitis susilieja į vieną. Niekas nėra tuštybė. Niekas yra pilnatvė, begalinė, neišsiskleidusi, laukianti tapti kažkuo. Ir Planko tankis yra vartai tarp kažko ir nieko, tarp formos ir tuštybės, tarp būties ir tapimo. Kai uždarote akis ir bandote įsivaizduoti absoliučią tamsą, absoliučią tylą, absoliučią tuštumą, negalite. Nes net tuštuma yra kažkas. Net tyla turi kokybę. Net niekas yra patyrimas. Planko tankis yra ta riba, kur suvokėte, kad priešybės, kurias kūrėme, kažkas ir niekas, būtis ir nebūtis, gyvenimas ir mirtis, yra tik skirtingi tos pačios tikrovės aspektai. Kas tada yra ta tikrovė? Ar galime ją pavadinti? Ar galime ją aprašyti? Filosofai bandė 1000 metų. Jie vadino ją būtimi, absoliutu, tao, brahmanu, dievu, nirvana. Fizikai vadina ją kvantiniais laukais, erdvės laiko audiniu, bangų funkcija, informacija. Bet visi šie vardai yra tik pirštas, rodantis į mėnulį. Jie nėra pats mėnulis. Tikrovė, kuri atsiskleidžia ties Planko tankiu, yra už žodžių, už savokų, už bet kokio aprašymo. Ji gali būti patirta, bet nepasakyta. Ji gali būti gyventa, bet nepaaiškinta. Ir galbūt vienintelis tinkamas atsakas į klausimą, kas nutinka ties Planko tankiu, yra ne teorija, o tyla, ne nežinojimo tyla, o suvokimo tyla, kai suprantame, kad kai kurie klausimai neturi atsakymų, nes jie patys yra atsakymai. Materija nėra tai, ką matote. Tai sakėme pradžioje. Dabar galime pasakyti daugiau, materija yra tai, kas jūs esate. Ne jūsų kūnas, tas yra tik laikina forma. Ne jūsų mintys, tos yra tik praeinantys įvykiai. Bet pats procesas, kuris daro jūs gyvų, sąmoningų, gebančių stebėti ir stebėtis, tas procesas yra tas pats, kuris vyksta juodosios skylės centre, didžiojo sprogimo pradžioje, kiekviename Planko tūrio gabaliuke šią akimirką. Jūs esate visatos būdas pažinti save. Ir kai užduodate klausimą apie Planko tankį, tai nėra abstraktus smalsumas. Tai visata, klausianti apie savo pačios kilmę, savo pačios prigimtį, savo pačios likimą per jūs. Ar tai keičia kažką praktiškai?
Ar tai padaro jūsų gyvenimą kitokį? Galbūt ne iš karto. Rytoj vis tiek kelsitės, valgysit pusryčius, eisit į darbą. Bet galbūt, tik galbūt, kai kitą kartą pažvelgsite į naktinį dangų ir pamatysite žvaigždes, milijardus šviesmečių nutolusias, jausite ne atskirimą, o ryšį. Kai liestite mylimą žmogų, jausite ne du atskirus kūnus, o vieną energijos srautą, tekantį skirtingomis formomis. Kai patirsite nuostolį, skausmą, baimę, suprasite, kad tai ne jūsų asmeninė našta, o kosminio proceso dalis, būtina, reikšminga, šventa. Ir kai ateis jūsų laikas išnykti, kai jūsų kūnas grįš į Žemę, jūsų energija į kosmosą, jūsų informacija į kvantinę putą, galbūt nesibaiminsit. Nes suprasit, kad niekur neinate. Tik keičiate formą. Tik tęsite kelionę, kuri prasidėjo prieš 14 milijardų metų ties Planko tankiu ir tęsis amžinai per begalinės formas, begalinės visatas, begalinį kūrybos šokį. Štai kur fizika virsta poezija. Štai kur lygtis virsta meile. Štai kur žinojimas virsta būtimi. Planko tankis 10 pakelta 96 laipsnių kilogramų kubinėme metre nėra tik skaičius. Tai kvietimas. Kvietimas pamatyti giliau nei paviršius. Kvietimas pajusti ryšį, kuris jungia viską. Kvietimas gyventi ne kaip atskirtas individas, bet kaip visatos išraiška. Ir kai priimate tą kvietimą, kai leidžiate savo būti tuo, kas esate iš tikrųjų, ne kūnu, ne protu, bet pačiu gyvybės procesu, tada Planko tankis nėra tolima abstrakcija. Jis yra čia, dabar, kiekviename kvėpavime, kiekviename širdies plakime, kiekviename momente, kai esate gyvas. Materija kolapsuoja į nieką. Ir iš to nieko gimsta viskas. Vėl ir vėl. Amžinai. Ir jūs, šioje akimirkoje, skaitantis šios žodžius, mąstantis šias mintis, jaučiantis šį nuostabą, esate tas procesas. Ne stebėtojas. Dalyvis. Ne klausimas. Atsakymas. Ne pabaiga. Pradžia.